Nors planavome išvykti 7 val. Ryte, tačiau iš Kauno išvykome tik 9 val. Ryto ir pajudėjome link Lenkijos sostinės Varšuvos. Pravažiuodami pašonį Varšuvos, toliau judėjom link Čekijos, kur planavome aplankyti Dolny Moravo miestelį. Susipažinkite, čia Lukas, Gretos mažasis brolis, kuris kadais vaikystėje svajojo tapti vlogeriu. Sveiki atvykę į mano vlogą. Mano vardas Lukas. Greta papasako, ką šiandien matei. Nieko kelio. Puikios patirtis. Nuvažiavom apie 600 km. Numušėm skardą. Baigė paskutinis prakaitas išbėgti. Vairas nusitrynė. Kūras brangus. Važiavam. Savo ramiai važiuodami, antroje juostoje privažiavo baltas džipas ir pradėjo signalinti ir kažką rodyti priekį mūsų mašinos. Aš vairuodamas pagalvojau, gal draugiški lietuviai mus atpažino? Tačiau pakėlęs galvą aukščiau, pamačiau šokinėjantį kapotą. Pasirodo, kapotas nebuvo geriau užfiksuotas ir visą laimę jis neatsivertė ir nesugadino mūsų kelionės pradžios. Kur čia parodė? Lietuviai atvažiuoja. Tai čia nuo Lietuvos su kapotu atidarytų. Žiūrėt, taigi mesgi pirmai buvom išėjai, maigiai. Aš buvau palikęs. Nu, va čia. Būtų šaknėjęs. Nesąmonė. Asfaltas karštas. Kadangi visą laiką praleidome mašinai, nematėm poreikio ieškotis būsto, tik pamiegoti. Tad ekstra atveju buvome pasiėmę palapinę. Atvykome į Lenkiją esantį miestelį, netoli Čekijos sienos. Jau temstant pradėjome ieškoti vietos, kur galėtume nusimesti palapinę ir išsimiegoti. Iš šio vakaro daug nenufilmavome, nes nemažai laiko užtrukome, kol suradome atokesnę vietą pastatyti palapinį. Tačiau iš telefono keletą vaizdų yra. Pasistatėm palapinę, pavalgėm ir kritome miegoti. Negana to, naktį pradėjo lyti ir pusę nakties kažkur tolumoje kaukė policijos ir gaisrinės sirenos. O ryte atsikėlę radome sulūžusią palapinę. Na, bent jau ant galvos nenukrito. Ryte atsikėlę, papusryčiavę ir susipakavę judėjome į Čekiją, kur buvom susiplanavę aplankyti Dolny Moravo miestelį, kuriame yra apžvalgos bokštas ir ką tik atidarytas beždžionių tiltas. Atėjome iki keltukų, nusipirkome bilietus ir kėlėmės į kalno viršų. Kojas nenormaliai nedėlioji. Mama, tai čia būtų ragas. Nu tai ta prasme tu pasižiūrėk. Kaip keistai viskas atrodo. Ilgai neužtrukę, truputį pavargę, grįžome į mašiną, užkandom ir keliavome toliau į Austrijos sostinę Vieną. Sisiuoti eina kažkas. Ar jautiesi pailsėjus antrą dieną kelionės? Atvykę į Austrijos sostinę apsistojome hotelyje, nusiprausėme ir keliavome į miestą pavalgyti ir pasižiūrėti šio miesto grožį. Dabar pamsiu. Džiaugiesi, Greta? Greta. Pavalgėm McDonald'e. Dabar Šiaip pilvukas išlindo. esam Vienoje, tai einam dabar prie kažkokios tai katedros. Bus matyt, ką ten pamatysim.
Kažkaip neblogai, net Pažiūrėk, neįrašinėjau. Luka, ir neįrašinėjom. Įrašinėjai. Ant tiek neįsivaizduoju, kaip čia reikia nufilmuoti tą daiktą, tai aš tiesiog nusifilmuosiu. Kaip ir turėtų būti ir Lietuvos. Gerai, sėdam. O dieve. Sekantį rytą sėdami į savo Lamborghini, nuvažiavome į vieną zoologijos sodą, kuris yra pilnas laukinės gyvūnijos iš įvairiausių pasaulio šalių. Šis zoologijos sodas paliko didelį įspūdį ir rekomenduotumėm apsilankyti čia kiekvienam. Štai keletas vaizdų iš apsilankymų. Dabar kaip į mėsinę kokią. Toks namelis kietas. Jo, realiai. Aš esu retas. Pažiūrėk, kaip jinai Sėdi taip galvoja, žinai. Pažiūrėk, kaip jinai... Быстро, быстро. O, jos skraido. Žinok, sunku, kelius skauda. Stengiamės labai neužsivėlinti, nes planavome iš vienos iškart nuvažiuoti į Kroatijos sostinę Zagrebą. Taigi pasivaikščię po zoologijos sodą, papietavę, važiavome Kroatijos link. Tai va, gavom apartamentus už 7 euriukų palyginus vieną, kai buvo 140. Yra telikas, dvigubai lova, sofkė, virtuvė. Kondiškė yra. Kur? Ai va, kondiškė yra. Pro langą. Dušas. Dušas netgi ir pamiršau. Ir Wi-Fi. Su vaizdu į tramvajus ir į miestą. Zagrebe sustojom tik permiegoti, nes šiame mieste neradome ką vertėtų aplankyti. Kroatijoje labai pigus apartamentai, palyginus Austrijai. Čia 3 žmonėms už vieną nakvynę sumokėjom 70 eurų, kai Austrijoje hotelį dvigubai 140. Kaip reaguoji Greta, tu į tokį ženklą? Čia yra meno išraiška. Supras, kaip reaguoju. Tai yra menas. Menas. Ir dabar esam labai išalkę ir einam kažkur ieškoti, valgyti. Tai nukrisiu, tiesą sako, nuo to silpnumo jausmo. Zagrebe buvo apie 25 laipsnių šilumos vakare. Po tokio karščio visi buvome ištirpę ir pagaliau galėjome nusiprausti ir pasijausti kaip žmonės. Tada ėjome ieškoti, kur pavalgyti senamiestyje. Boltas važiuojame, tai? Davė picų. Tokių skanių. Jau laimingas aš.
Atvykome į Plitvicų ežerų nacionalinį parką. Nusipirkome bilietus ir žygiavome link Žydrųjų ežeriukų. Ačiū Lukui ir Gretai, kad palaikė man kompaniją, nes jie jau yra čia buvę, o bilietų kainos tikrai kandžiojasi. Tai kokie Luko įspūdžiai atvykstant čia trečią kartą? Viskas atrodo nauja, nematyta. Jaučiuosi kaip nauja lokacija. Čia žinai, kai būna, tipo, eini 2-3 valandų turą ir, tipo, atvažiuoja lietuvis tą turą. Per valandą įveiki. Papozuojam. Nuėję į kitą nacionalinio parko pusę, mūsų atvažiavo pasiimti nedidelis traukinukas, kuris pametėjo iš ten, kur ir pradėjome žygiuoti. Tad nieko nelaukdami, sėdome į mašiną ir važiavom pamatyti jūros. Pakeliui link Adrijos jūros jau čia pat užklupo stiprus lietus, kuris privertė daugelį vairuotojų sustoti pakeliai ir laukti, kol lietus nurims. Dabar nei važiuoti toliau, nei sėdėti ir laukti, kol nurims lietus. Tad kilo mintis, kodėlgi neišsimaudžius po lietumi. Visas šlapės jaureliai. Durnas anas ačiū skęstų. Durnas ačiū skęstų. Realiai net šalta pasidarė. Šiltas vanduo lyja. Jo, lietus tai šiltas. Taigi pasidžiaugę lietumi, palaukėme, kol šiek tiek nurims ir judėjome toliau. Jau nebedaug buvo likę iki Kroatijos akmeningųjų krantų. Tai va, pasistatėm nuo kalno, reikėjo užkišti plytą, kad nenuvažiuotų nuo šlaito, čia auga palmės. Čia Lenkas apsistojęs irgi plytą užsikišęs, nes rankinis nelaiko, o labai gražų meškinį turi jisai. Tai parodysiu, kaip mes gyvensim dabar porą naktų čia. Čia yra skalbimo mašina, tikiuosi bus galimybė išsiskalbti rūbus. Turim daug reklamų. Ir štai mūsų kambarys. Ir mūsų kambarys stovi du Janicos.
Janicas, Janicas. Yra kur kas įspūdingesnis dalykas. Tai vaizdas pro langą. Aš jau galvoju, kad jis mano nėra. Čia yra virtuvė, čia yra mūsų greita mėgamas. Balkoną, va, prašau, va. Savo kambarį parodyk MTV Crib. Čia yra nerealūs dalykai. Žiūrėsi mano vaikišką dušą. Kaip čia įsiklausė, aš nežinau. Tada su galva stogalėti. Jo, turi būt pasitenkęs. Turi nuosavas konditionas. Savo kondicija. Ir vaizdas. Pasikeliam ir matau jūrą. Einam pavalgyt. Po to išsimaudyt. Girdi? Kaip būgnas tuščias. Rimtai. Stuksi, rimtai. Tai tuščia. Jisai nedaug. Ką čia parodysi? Žygas. Čia reikia dar... Matai? Dabar ne sezonas. Jo, Bet mes perkam jas po eurą, po 7 centų. Nuo Plitvico ežerų nebuvome nieko įsidėję į skrandį. Tai atvykę į savo apartamentus ėjome ieškoti kur pavalgyti. Stojome į pirmą pasitaikiusį restoraną. Greta užsisakė makaronų su faršu, Lukas picą su jūros gėrybėm, o aš standartinę picą su mėsa ir sūriu. Nors ir labai buvome išalkę, bet maistas buvo labai neskanus. Vieninteliam Lukui pica su jūros gėrybėm patiko. Davė ir man paragauti. Tai nuo to karščio pradėjau vaidentis, kad pica į mane žiūri. Kol pasisotinome, spėjo ir sutemti, tačiau mūsų noras išsimaudyti nebuvo dingęs. Nematėm ne vieno žmogaus, kuris maudytųsi pakrantėj, tačiau mes pliškenomės ir nesuprasdam, kodėl praeiviai taip keistai žiūri į mus. O pasirodo todėl, kad visi krantai pilni krabų. Vienas jų puolė Luką. Gaila, bet neužfiksavom. Ui, koks didelis. O ten. Tarpe. Šeina. Lenta, pažiūrėk. Žiūrėk, jis buvo puškušė. Sekantį rytą keliavome pasipliškenti į jūrą, pavalgyti ir dar planas buvo nuvažiuoti į Palko salą. Here it goes. There we go. Now doesn't that look cozy? Come on, Goku. What are you waiting for? Žolė žalė. Simk tuos akinius. Va šitai varysi į miestą. Tu gal užrasojai? Ne, miškai. Padaryk gal. O, ramiau. Išleidėsi. Skanus ledai? Mano visas toks aplaižytas.
Norėjau paragauti, o ledų, bet nežinau. Aš irgi nelabai jau daug vienai irgi. Ieškojome mažiau žmonių paliesto kranto, tikėjome surasti mažiau dumblėtą ir gražesnį krantą. Tačiau ir šis nebuvo gražus, kai paėjus iki kelių jau auga žolės. Nespėjome pasipliškenti, o jau kaip ir atvėso oras, tad nusprendėme paeiti tolėliau ir pasifotografuoti. Tavo eilė. Mano eilė. Mus šiek tiek spaudė laikas, todėl turėjome suktis ir po truputį važiuoti link namų. Pakeliui sustojome į Pulos miestelį, kuris turi neįtikėtiną grožio krantus. Pirma kelionė į kalnus. Darosi labai sunku. Akmenys man nepalankus, kaip ir šitas miškelis. Bandysiu apeiti aplinkui. Bijau gyvačių. Man atrodo, manęs jos laukia, jos čia iš kampo kažkur išlis ir man čiopsi koją ir aš nežinosiu, ką daryti. Antras dublis. Aš pusiaukeliai. Akmenys statėja ir jie nestabilūs. Miškelis irgi visai man nepalankus tikrai. Čia, aš suprantu, aš per jį pralyšiau, bet jis su spygliukais. Aš nežinau, ar matysit. Nu gerai, gal nerodysiu, nes nelabai matos tikrai. Bet aš matau, praėjau. Čia kažkokių tai gyvių yra. Ir man baisu daros. Nebedaug liko. Aš spėjau į kalno viršuje. Vaizdas nerealus. Matau bent kokius 3 kaimelius. Nu gerai, ne 3, 4. Jei turėčiau parašiutą, man rodos, šokčiau į apačią ir nuskriščiau tolyn. Vėjas toks didelis, kad šakės.
Gaun naują katą. Jau ėdam saldainius. Nori, žiūrėk, net kavos aparatas. Tautė apsijai, pasidarai. Duoninį. Viską, jį. Kavos, žiūrėk. Paėmė ir pasidarai kavos. Dušo žėlės. Kokios nori. Kaip parduotuvė. Susiradę apartamentus, važiavome panardyti jūroje. Sutemus, nuėjome į miestą pasidairyti. Nori? Sūrė, piragą. Tortą. Ką ten turi? Net nemalonu, kaip jie ranką nutrauk, ką daryt. Tikrai, žinau, nesvaimė. Taip, aš suprantu, uodega. Uodega vienintelė valgoma jau. Bet tai ten tiek nedaug. Nu, čia vėl žarnas. Taigi vadžiu pasidaryti. Pavalgėm skamsų, tai yra kažkokios tai krevetės. Nežinau, valgiau tinkamai, netinkamai. Valgėm taisyklingai, pavalgėm, pažiūrėjau tutorialą. Visgi pasirodo, viskas tvarkoja. Tai sumokėjom 2 eurų ir 15 eurų turbūt išmetėm lauk. Ką kvietimas viskas prisijęs. Sekančią dieną dar norėjome atsisveikinti su jūra, nes laikas po truputį seko ir turėjome važiuoti link Alpių kraščiuko, kuris randasi Slovėnijoje. Norėjome dieną, kai šviesu, pamatyti pačią Pulą. Taip pat Google žemėlapiuose radau netoliese Urva krante, arba kitaip sakant Olą. Tad mėginom nuvažiuoti į tą vietą ir ją surasti. Pusdienį pasimaudėme, likusį pusdienį važiavom į Slovėniją. Paskutinė diena Eufratijai, važiuosim dabar į Slovėniją, išsimaudę. Kaip nuotaikos jūsų? Puikiai. Puikiai. Kaip šiandien įspūdžiai? Smagus. Žiauriai patiko. Ant Vaido gimtadienio. Po urvus palakstę. Specialiai jisai pasiliko savo dienai.
Nu, Geriausia, jo. tai va. Važiuojam toliau, jau susimatysim turbūt ant kalno Slovenijai. Slovėnijoje buvome suplanavę, kad lipsime į kalną. Nužiūrėjau Triglav viršūnę. Tai yra Alpių kraštas. Tačiau mes nesigilinome į žygio sunkumą. Tiesiog žinom, nuo kur startuosim ir kur viršūnė. Kadangi nuo mūsų starto buvome apie 10 km atstumu, o planavome keltis 3 val. Nakties, kad kuo anksčiau pradėti lipimą. Pažiūrėjome bookingus ir nusprendėme, kad apartamentų neimsime, nes pamiegoti 5 valandas 3 žmonėms už 120 eurų yra kur kas brangoka. Tai nusprendėm susirasti kempingą, kur galėtume pasistatyti palapinę. Atvykę į vietą mūsų paprašė 50 eurų už plotelį palapiniai pastatyti. Pasakiau savo, na jau ne. Įsijungęs Google Maps greitai ir efektyviai suradau gerą, nuošalesnį plotelį, kuriame ir pasistatėme palapinę. Na, už kempingą 5 eurų tai tikrai mes nemokėsim. Suradau nerealų spotą. Tikiuosi viskas bus gerai ir niekas neišvys. Tai miegosim čia. Čia greta niurzga. Bet tai viskas gerai, va, derinasi prie mūsų. Ir ten va, štai kalnas matosi tarp debesų. O čia kažkur palapinę nustringsim. Labai gerai. Bet vyksta palapinės statybos. Lipam į kalną, visi su lasdom, su virvėm, mes tik į prie ežerą atvažiavom. Kėlėmės 3:30 ryto, 5 valandą buvom čia prie kalno, bet net bijom eit, atrodom nepasiruošę. Valandą laiko meditavom. Ruošėmės be paimoj. Ieškojom kur pakakoti. Lukas, mano kepurė pasiėmė, tai užsimaukšlink daugiau. Greta. Aš žinau, kur eiti. Kažkur į šitą pusę žmončių. Žinot mašiną. Jo. Vaidas. Taip, mes atrodėm kaip marozai prisivalgę konservų. Nesutikom ne vieną žmogų, kurie atrodė kur kas rimčiau už mus. Žmonės pasiruošė su šalmais, su virvėmis, pasirinkę tinkamą avalynę. Jokai baigės, prasidėjo kalno štrumavimas. Vaido dokumentika. Dabar yra 7 diena, kai mes esam pasiklydę nacionaliniam parke. Ieškom kelio į civilizaciją, bet jokių prošvaišių, visiškai jokios gyvybės. Aš neįsivaizduoju, kai mes išsikapstysim. Vandenį geriam šaltinio, miegam po atvirų dangum. Kairė, dešinė, kairė, dešinė, kairė, dešinė, nepasiduodam. Kaip Greta emocijos? Kaip tavo patyrimas lipti kalną? Matas išveido. Bėga. Lipam į kalną. Varyk. Kaip savijautos? Man tai asmeniškai biškį karšta irgi jau dar. Jau saulė taip šviečia. Greta orą gauda jau. Dar susistatu, pasižiūrėk. Tai kakota.
tik ne šūdai. O Dieve, tai kas čia vedasi? Kas ten žino, kas ten žino? Kakė? O Jėzau, kiek čia kakė. Kur einame su knysliuku, neklausinėkit mus, nes mes nepasakysim, oi ne, oi ne, oi ne. Šaltinį? Iš kur čia galvoji, bėga? Turėjom šaltinį, tik tai tas... O čia kelintais metais, kada? 1989. Atsargiai didelis kakalas. Reikia bent jau apsimest, kad nepavargęs dar. Jis nesveikas. Jis nesveikas. Esam kryžkelėje ir renkamės kelią. Valandą 20. Pusvalandį ar... Nežinau, valandą parašyti. Čia labai šalta, tai eisim jaučiu trumpiausiai ir varysim link namų. Tik į šūdą neįlip. Gal neįseks? Reina, pažiūrėk. Reina. Visų šia. Iš tipo jų rajono atėjo. Žiū. Aikščius. Gerai, eina. Pagal lenteles nusprendėme eiti trumpesnį maršrutą, nes čia esant buvo labai šalta, vėjas didelis. Tačiau eidami link nurodytos vietos kažkaip pasidarė keista, kodėl žmonės eina mums iš priešais. Pasirodo, jie pradėjo lipti iš tos pusės, tai mes būtume nusileidę į kitą kalno pusę. Tad nusprendėm palipėti netoliese esantį kalniuką, pavalgyti ir grįžti atgal. Tai va viršūnės nepasiekėm, jau žmonės matosi, kai lipa į kalną, pernelyg daug ten eit. Nusprendėm palipėti iki čia mažesnę ir grįšim namo. Man bus wild. Radom sniegą, o štai čia radom sniegas. Sniegas ten va, sniegas. Taip, va, tai čia ir baigėsi mūsų kalno viršūnė. Nebepajėgėm užkopti viršų, per šaltą, mažai pasirengę. Kalnas nebegineriams. Leisimės po biškį žemyn ir važiuosim namo. Medikopter. Kietas garsas, ar? Žiūrėk, pilnai leidžia. Pilnai leidžia.
Atėjom. Atėjom. Miškas. Miškas prailgo. Į priekį mišką įveikėm per 15 minučių, atgal aš kokią valandą atrodo ėjom. Ir nedaugiau. Nu, prieš kelionę. Apsitvarkyt. Reikia sim mašinas, reiks bėgt. Ramiai dabar važiuok. Va. Po žygį į kalnus sėdome į mašiną ir tiesiai iš Slovėnijos grįžome į Lietuvą. Nebuvome sustoję, pakaitomis važiavom, todėl atrodėme kiek pavargę. Kelionė iš viso truko 9 dienas. Aplankėme Čekiją Beždžionių tiltą, Vienos zoologijos sodą, Kroatiją, Slovėnijos kalnus. Tarp kitko nepaminėjau, sustojome Lenkijoje apsipirkti, todėl buvome apsikrovę iki galvos. Bent jau iki savo mašinos, jee! Palauk, kas jie, pirmą pažiūrėt, ar nesubraižyta. Pirmą einam Jokių jie. Nufilmuosim dar. Jo, jeigu kažkas bus, Per 10 iš minučių. kojas piso į duris, žinok, tikrai. Padrupintis. Žiauriai, Nu kaip džiaugiatės? Yeah. Valio, grįžom. Dropas.